produktai yra mūsų verslo kuras, ar ne? Mes suprantam, kad tai, su kuo mes dirbame, tai mes turime pažinti šitos produktus, nors detalios, išsamios tokios analizės šitų produktų šiandieną nebus. Bet vis tiek aš tikiu, kad jūs pasidarysite savo labai daug įžvalgų ir išvadų, todėl, kad mes turėsime labai nuostabių, fantastiškų kalbėtojų ir dėl ko dar aš esu ypatingai palaiminta šitoje veikloje. Užsičiapiau mikrofoną ir prisiminiau, kad turim užsieniečių. Sveikučiai, labai malonu, kad jūs esate čia, labai džiaugiuosi ir kad jūs gausit lygiai taip pat, kaip ir mes visi, ir jūs nesate mažesnė mūsų komandos dalis, nors ir esate toli nuo mūsų. Tai va, tai grįžtant prie to, kad produktai yra mūsų verslo dalis, tai yra mūsų kuras, ar ne? Ir mes turime visais įmanomais būdais netapti ekspertais, kaip sakant, tais gydytojais, dar kažkom tai, bet tapti profesionalais, tai yra pažinti tai, su kuo mes dirbame. Bet kada mes pradedame santykį, ar mes pradedame santykį savo gyvenime su kažkokiu žmogum, ar tai būtų mūsų gyvenimo partneris, ar ne? Ar tai būtų kompanija, su kuria mes dirbam, ji irgi yra mūsų partneris. Todėl labai svarbu savo partnerį pažinti. Mes norime jausti su savo partneriu saugiai, moteris, ar ne? Mes norime jausti saugiai. Vyrai norite jausti svarbus. Aš žinau, kad santykiai jūs norite jausti svarbus. Mes norime moteris jaustis saugios. Tai aš kaip moteris galbūt iš tos pusės pažiūrėsiu mūsų Neolife partnerį, su kuriuo mes dirbam su Algirdu jau 27 metus. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu, aš ne už ką gyvenime nenoriu keisti šito partnerio. Ne už ką. Aš per tuos metus supratau, kad aš turiu geriausia, ką galiu turėti ir tikrai nenoriu jo keisti. Noriu tik labiau jį pažinti, taip kaip ir savo gyvenimo partnerį, ir noriu, kad ir jūs užsikrėstumėte ir tuo noru pažinti savo partnerį, su kuriuo jūs dirbate, arba ką tik pradėjote dirbti, arba esate daugiau metų. Bet dabar, kai mes kalbam apie partnerį, kaip išsirinkti partnerį ir kokie būtų tokie svarbus elementai, į ką reikėtų atkreipti. Pavyzdžiui, kai žmonės sako, o, gal ta kompanija, gal ana kompanija, visos atrodo geros arba visos atrodo blogos, ar ne? Tai keletas dalykų, į ką atkreiptume dėmesį arba užduotume savo klausimą. Kiek tas gamintojas, tas mano potencialus ar esamas partneris yra rinkoje? Nes mes suprantam, kad kuo jis yra ilgiau metų rinkoje, tuo labiau galima jo pasitikėti. Reiškia, jis yra praėjęs įvairias audras, jis yra praėjęs išbandymus, jis yra praėjęs slėnius, jis yra praėjęs daugybę dalykų ir išsilaikęs įvairiausios krizės, finansinės ir kitokios, kokios neteina. Vadinasi, tas partneris, jisai geba išsilaikyti, jisai turi kažką tai tokio. Tai mes turim Neolife nuo 58 metų. Aš žinau vieną senesnę kompaniją galbūt, bet jį bankrutavo. Ne taip senai. Tai esmė yra, kad tokio turime tinklinės rinkodaros būdu dirbančią kompaniją. Ir tai kalba labai daug. Ir kaip matot, skaičių sako, kad mažiau nei 1% kompanijų išsilaiko, čia apie viso pasaulio kompanijas kalbam, išsilaiko rinkoje daugiau nei 60 metų. Tai va, vienas toksai man rodiklis, kad aš galiu šitą kompaniją pasitikėti. Ir aš jau pastebėjau per tos 27 metus, kai buvo įvairiausių krizių ir finansinių ir visokių kitokių, kaip Neolife gražiai praeina visus šitos išbandymus. Sekantis klausimas, kurį užduodame savo, kokia kompanijos arba steigėjų istorija, iš vis ar jinai turi kažkokią tai istoriją. Ar tiesiog kažkas sugalvojo daryti verslą, ir čia dabar susibūrė berniukai ir mergaitės ir darykime dabar kažką tai tokio ir uždirbkime pinigų. Labai svarbu yra istorija. Ir kodėl mes visą laiką mėgstame klausyti kitų žmonių istorijų, ne jūsų istorijų, sveikatos, sėkmės istorijų. Todėl, kad istorija labai daug ką pasako. Per istoriją mes galime labai daug ką sužinoti apie tą žmogų ir gamintoją. Neolife irgi turi savo istoriją. Ir jinai prasidėjo nuo šito berniuko, kurio vardas yra Jerry Brasfieldas.
kuris augo šeimoje, paprastoje žemiau nei vidutinės klasės šeimoje, ūkininkai Amerikoje, Kalifornijos valstijoje, kuris turėjo labai sunkią astmos formą, kuris būdamas paaugliu kiekvienais metais vos nenumirdavo nuo tų astmos priepuolių, kurio mama vis stengdavosi jį papildyti jo mitybą maisto papildais ir tuometiniais šlykščiais šaukštų geriamais žuvų taukais ir vitaminų E, kokį galėjo tuo metu rinkoje rasti. Ir tokiu būdu tas vaikas išsikapstė iš savo sveikatos problemų ir matydamas savo šeimos nepriteklių, jisai suprato, kad jisai nenori taip gyventi, jisai nori gyventi geriau. Ir būdamas jau labai jaunas, jisai pradėjo tiesioginių pardavimų verslą. Ir žinot, kaip įdomu, kai šeimoje yra du skirtingi visiškai žmonės su skirtingom pažiūrom. Tai jo tėtis visą laiką sakė, neišsigalvok, eik susiras darbą ir gauk atlyginimą, gauk išsilavinimą, ar kaip ten įmanoma, eik dirbk ir tokiu būdu užsidirbk. Mesk visas šitas nesąmonės iš savo galvos. Bet jo mama visada sakydavo, daryk, tu gali, tu viską gali, tu padarysi, tu tik tais im ir daryk. Ir kaip nuostabu, kad jis klausė savo mamos labiau negu tėčio. Nes jeigu jis būtų klausęs tėčio, šiandien mes su jumis čia nesėdėtume. Nes jis pradėjo savo vieną verslą, kitą verslą, būtent įkūrė vieną ir kitą tiesioginių pardavimų kompaniją. Paskiau, einant metams, jis kartu su broliu, čia jo brolis, Bobby Brasfieldas, nupirko visą Neolife kompaniją iš Dono Piketo. Jie buvo taip pat ir konsultantai tos kompanijos prieš daugelį metų. Ir žodžiu, šiandien šitas verslas yra būtent šeimos verslas. Ir dėl ko aš irgi esu labai patenkinta dėl to, kad tai yra šeimos verslas. Ir dėl to, kad kai šeima viską valdo, jinai valdo viską kaip, žinote, kaip šeimoje yra visada tas šeimininko mąstymas. Tu visą laiką visiškai kitaip sprendimus darai, kas turit savo šeimos verslus, jūs žinot, ką tai reiškia. Negu tai kažkokia tai akcinė bendrovė, kad bet kas gali bet kokiu akcijų nusipirkti ir niekas neaišku, ar kažkam iš vis rūpi žmogus, ar kažkam iš vis yra svarbu kiti dalykai išskyrus pelnas. Tai aš džiaugiuosi, kad mes esame šeimos versle, kuris jau sugeba išsilaikyti pasaulinėje rinkoje daugiau virš 50 šalių, daugiau kaip 60 metų, beje 66 buvo. 66, ne? Tai va, toliau, į ką mes dar, kiek metų rinkoje, kokia kompanijos istorija, ar turi mokslinį pamatą. Jeigu mes dirbame su mitybos papildais, tai yra vienas svarbiausių klausimų. Ar šita kompanija turi mokslinį pamatą? Ir ką mes turime, visada kalbame, visada didžiuojamės, visada su pasididžiavimu kalbame apie mokslo patarėjų tarybą, kuri buvo įkurta 1976 metais. Kiek jau metų? Jau bus už 2 metų, bus jau daug metų. Ir ją įkūrė, šitą mokslo patarėjų tarybą įkūrė Artūras Ferstas, vienas garsiausių pasaulyje toksikologų, vėžio srities tyrinėtojų, žmogus, kuris pasakė, kad aš galėjau užpatentuoti vaistus, kuriuos sukūriau vėžiui gydyti, tai būtent vartojamus vaistus chemoterapijai per burną, bet aš to nepadariau, nes aš norėjau, kad visa tai būtų prieinama visuomeniai ir kad tokie dalykai nebūtų patentuojami. Nors šiandien tai yra taip populiaru ir kas ką sukūrė iš karto greitai labai nori užsipatentuoti. Tai jis įkūrė šitą mokslo patarėjų tarybą. Jis atėjo į Neolife kompaniją. Jis ieškojo Neolife kompanijos po to, kai nusprendė pakeisti savo kryptį nuo gydymo į prevenciją. Jisai perėjo nuo gydymo į prevenciją ir visas jo fokusas buvo padėti žmonėms apsisaugoti, kad nereikėtų paskiau jų gydyti nuo tokių baisių ligų. Ir visą savo gyvenimą tam ir paskyrė. Ir jis susiradęs Neolife kompaniją, galėjo susirasti bet kokią kitą kompaniją, tuo metu dirbusią rinkoje, bet jis pasirinko būtent Neolife, pradėjo dirbti su ja ir po truputį surinko, vienas iš pirmųjų buvo John Milleris ir visi kiti, matot, pagal jaunumą, kada jie prisijungė mokslininkai ir mes turim tikrai nuostabų būrį mokslininkų. Viena iš naujausių yra Alice Smith Ryan, kuri prisijungė šiemet
Ir išties tai mokslininkai, savo sričių specialistai, kurie dirba ir produktų kūrime, ir jų tobulinime, ir žodžiu, žvelgia į ateitį, kokiegi produktai būtų reikalingi mums artimiausių ateityje. Taigi, dar toliau judant, kokį dar turim klausimą? Kokia kompanijos filosofija? Kompanija turi savo filosofiją ir labai gerai, kad kompanija turi savo filosofiją, nes mes žinom, kaip kompanija mąsto ir atitinkamai kokius veiksmus daro pagal tai, kaip jį mąsto. Jos filosofija sukurta gamtos, tai reiškia, kad yra naudojami ingredientai tik tais iš gamtos, natūralūs, kurie yra iš žmogaus maisto grandinės, kurie būtų suderinti biologiškai su mūsų organizmu. Taipogi šitie produktai yra pagrįsti mokslo, tai reiškia, kad visa tai yra patvirtinta mokslu, yra sukuriamos tam tikros formulės, kurios būtų geriausiai biologiškai panaudojamos mūsų organizmų ir tokiu būdu, kad jos pagerintų arba maksimaliai padidintų maistinių medžiagų įsisavinimą ląstelių lygmenyje. Nes joks papildas niekas neturi prasmės vartoti, jeigu tai nepasiekia mūsų ląstelės. Tik tokiu būdu mes galime turėti naudą. Tai vat, mes kalbam ir NeoLife kalbame 58 metų apie mitybą ląstelių lygmenį. Toliau jų filosofija, kad būtent tai yra garantuota kokybė ir tai yra SAB ženklas, tai yra mokslo patarėjų tarybos ženklas, kuris yra dedamas ant kiekvieno produkto kaip saugos ir kaip saugos garantas, kad šitos produktus yra saugu vartoti, naudoti visą gyvenimą ir už to stovi mokslo patarėjų taryba. Vat štai kokį saugumą mums tai duoda. Ir dar vienas, kad jie daro tai, kas teisinga. Ir tai reiškia, kad visus sprendimus, kuriuos daro NeoLife kompanijos mokslininkai ir vadovai, kad tai atitiktų mūsų namų ir aplinkos interesus, kad tai būtų saugu mums, mūsų namams ir dėl to, sakykime, būna taip, kad kažkurį tai laiką mes neturime produktų, kurios gali turėti mūsų konkurentai, kurie sukuria produktus daug anksčiau. Bet NeoLife išlaukia tinkamo laiko, kada turi tinkamą žaliavą, tinkamus resursus ir gali tai padaryti geriausiu būdu. Ir todėl mes su jumis šiandieną turime nuostabus produktus. Tikrai tas žodis jau gal taip nuvalkio, tai skamba nuostabus, patys geriausi. Aš vengiu to žodžio visą laiką patys geriausi, nes kažkam tai kažkas kitas yra galbūt geriausias. Mano vyras yra geriausias, Eglė Eduardas yra geriausias. Bet esmė yra, kad tai yra išties produktai, kurie yra labai aukštos kokybės, nepaprastai aukštos kokybės ir kurie tikrai turi poveikį ir daugelis iš jūsų, aš manau, kad galėčiau besti pirštu ir paklausti, kokią turi patirtį su šitais produktais ir turbūt, jeigu ne kiekvienas, tai kas antras tikrai pasakytumėte, kokią jie turite. Tai va, tai tokia mano trumpai žvalga, galėčiau daugiau dar tų punktų apie partnerius suvardinti, bet užtruktų dar daugiau laiko, gal